tai labas rytelis, brangų žiūrovai. Esu čia Stokholme. Šiaip dar nesu buvęs šitam Stokholmo gale niekad gyvenime. Niekad neišsikrauniau. Čia Lidingo. Turiu čia naftos bazę, tilts kažkoks tai. Neatsimenu, ar būčiau kada čia buvęs. Gal buvau kažkada, bet bent jau neatsimenu. Čia va dešiniau man bus iškrovims, kažkur ten statybos vyksta. 3 kilai liko. Va, tai kaip visada sunkiai kėliaus. Lidingo štat. Va, tai Lidingo miestelis. Čia kaip ir Stokholmas, bet kaip Vilnius, kaip ir Grigiškės, kaip Kaune Garliava. Maždaug taip įsivaizduoju. Priklausom šitam metropolitenui, reikia sakyti, net. Nu, neužmikim, važiuokim, čia 7 galim, 40 važiuoja visi. Labai visi užmygę važiuoja dar iš ryto. Po darbo visi pjauna, rytais visi lėtai važiuoja. Bet aš Stokholmas tai šiaip toks bjaurus miestas, siauros juostos, labai kažkaip eismo daug, tai reikia atsargiai, tai aš atsargiai Stokholmą važiuoju, nes labai painu, daug juostų, daug įsilieja, akloj zonai gali atsidurt kas nors. Iški bjaur po Stokholmą važiuoti, nelabai patinka, bet atsargiai pravažiuoja ir gerai. Po 200 metrų Va, privažinėjau iškrovimą. Šiaip geras orientyris visą laiką yra, kai statybas atvažiuoja kraną ieškoti. Tai va, matom kraną. Bet yra telefono numeris nurodytas buvo, tai aš parašiau žinutę, kad kada būsiu. Susirašėm, viskas gerai. Turėtų manęs laukti. Man čia kažkokios statybos vyksta. Čia tik porą palečių Rokulo. Tai labai nestipriai čia išsikrausiu. Po to į ligoninę dar važiuosiu. Ten biškį daugiau iškrausiu. Ligoninės tai nelabai man patinka, nežinau kaip bus. Reikės blūdyti. Bet kaip nors. Rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Ten irgi lygtais yra telefono numeris, tai prieš važiuodamas prisiduosiu. Po 100 metrų sukite kairėn. Buvo. Sukite kairėn. Važinėjom po Stokholmą kartą. Gulintis policininkas labai faina. Jeigu žiemą pasnygė, tai sunkvežimiai viso gero. Rinkitės antrąjį išvažiavimą. Bet čia perėję yra, nieko nepadarys. Gerai, jungiu lauk, reikia ieškoti, kur čia privažiavams, tai toj prikolėkinsiu ką nors. Nu, žodžiu, įsukau čia nuo Žieduko. Toks visai čia nedidelis įvažiavams. Bet viskas gerai. Reik paskambinti dabar, sakė, jam pasakyti, turbūt čia vartus turėtų daryti. Nes dar uždaryta. Čia tikrai gerai atvažiavau. Nes ir ženklas ant žiedo buvo, kad čia va reik važiuoti West Big ar Bug. O mane tuks yra gerai. Pas mane gale paletės, tai iš galo ištrauks gal. Tai kaip čia apsisukti reikės?
apsisuksim. Nu va, skambutis. Vartai atsidarė. Vietos tai čia labai kudai. Kaip nors tuoj. Reikės apsisukti čia, nieko nepadarys. Atbulinio aš ten visai nenoriu važiuoti. Čia futbolo aikštelė kažkokioj buvusiai. Geras krans, ne? Beveik toks, kaip aš kažkada vežiau tuos ilgus į Vokietiją. Nu, einu atsidarinėti. Nu va, su manituku per galą trauk. Viskas normaliai. Išvažiuosim. Dabar didžiausias challenge'as apsisukt bus turbūt. Bet kaip nors apsisuksim. Nu buvo, po biškį apsisukinėjom. Nieko viskas gautis. Čia bet nieko. Yra į blogiau buvę. Auša. Ajajai. Blogai. Nu va, turėjau išsikrauti čia ligoninėje, bet važiavau biškį išsikrauti kitų. Čia netoli vieni kitą iškrovimą, tai pakeičiau biškį, praskipinau, nes ligoninėje tik 1 valandą mane iškrauta, tai nieko gero. Tai aš ją į paskutinę vietą. Jie ten turi, žodžiu, slotas, taip toliau. Čia va iš tikrųjų tokio IBN parduotuvė įrankių. Tai va net kavot pasiūlė ir kažkokį tai čia ežiuką suvalgyti galim bus. Malonų žmonės. Viską. Važiuojam toliau. Liko 2 vietas realiai išsikrauti Optimerai ir į ligoninę po to. Tai nėra blogai visai. Gerai čia visai. Tvarkaus. Atvažiavau čia prie ligoninės. Mano čia va prie 4 turbūt. O tai nežinau, reiks dabar palaukti čia. Nesakė, tik 1 ateis. Neradau, kur sustot anksčiau. Tai teks laukti, ką padarysim. Slots yra slots. Pastovėsim. Gali būt, kad ne tą pusę čia atvažiavau. Čia ratą apvažiuot galim, kvadrats to kvartalėlis toks. Čia prieki hebrai važiuoju, o ten apačioje rampas yra. Galvojau, kad čia šiaip sandėlys toksai va prie pat. Ne pačiam važinėti. Tai nežinau, gal stumsiu. Bet čia dar į apačią reikia leistis, tai bus smagu biškiu galų įstuminėti. Nu, bet gal įstumsiu galų. O gal priekį važiuosim, bet kažkaip nenuėjau ten į apačią pažiūrėti. Ar ten bus vietos apsisukti, gal tiesiai, va ten mačiau tiesiai yra rampas. Tai gal tiesiai ir įdursiu prie rampų. Nu ką, važiuojam priekiu į apačią. Turiu telefono numerį, tai pasiskambinau, paklausiau. Sakė, ir su 25 metrų čia apsisukt galima pačioj. Sakė, 7 rampą važiuoti. Arba 8. Tai viskas kaip ir neblogai. Pasisveikini su žmonėm viską. Va, lauksiu. Su rochlom. Įdomi tokia vieta, ne kasdienį tokias atvažiuojam. Eisiu durų atidaryti.
iškroviau. Paklausiau, ką čia atvežiau, pasakė operacinių įrangą. Tai turbūt džiauriai brangus krovinys. Milijoninių verčių. Kelios paletės. Iki gal 10 palečių. Nepigu turbūt ir operacinė įranga. Žodžiu, kas įdomaus, tai įdomaus įvyko tas, kad kažkieno, kaip sakoma, nelaimė, kažkieno yra laimė. Kažkam sugedo sunkvežimis, jau man žadėjo rytoj krovinį, ne tik rytoj, bet kažkam sugedo sunkvežimis čia už 205 kg. Tai sako, važiuok pasiimti priekabą krautą. Nu, okei. Į Malmą krautą. Tai va, geras reistoks gausis, vietoj to kapučių stovėjęs iki rytojus. Va, šiandien dar pilnai pravažiuosiu. Bet jau laikų šiandien prinaudojau, tai nemažai jau. Ir vairavimo, ir bendrų, kažkaip atrodo netoli čia važiavau, bet sukinėjimasi daug ten po miestą, tai tos valandas greit kažkaip greičiau laiks, keletai važiuoja, stumdės pirmin atgal. Tachografs greičiau kažkaip prisuktų minučių. Neaišku, nieko neparkuojas, nieko nenuvažiuoji. Besistubdintams gali ten 5 ar 10 minučių ten su rampom visokiom. Visą laiką užtrum daugiau. Taip pat tai važiuoju pasimti priekabos. Savo palikau. Paklausė, sako, žinai, kur Stokholme palikti priekabą gali. Sakau, tai aišku žinau, kaip aš nežinosiu. Palikau priekabą. Varau be priekabos. Ir pasimsiu nieko, neimu jokių daiktų. Privažiuosiu su ta krauta priekaba. Susirinksiu, tikiuos laikiklis bus Zapaskė. Jei nebus, tai reikės atsisveikinti Zapaskė kuriam laikui. Gal po kada nors, jeigu nebus, tai gal kažkada atsiimsiu, bet jeigu nebus, tai... Šiaip aš jau ir planavau po šito reiso atsikratyti, pakeisiu padangas galvojau ir nuimti ją. Kažkaip gal neverta tampytis. Pradžiai kažkaip pratempiau, nenušovė rats, dabar jau gerai. Kažkaip nebe taip jau pergyvenu. Aišku, kainuosi, jeigu sprogs, bet su to ratu dažnai nepatogumą daugiau būna. Tai svarbu, kad padangas geras būtų, reikia palaikyti geras padangas. Jeigu su plikom važinėjai, tai va dabar damužinėjau, jau pusplikės, tai reiks. Dėl to kaip ir tik po šio reisą norėjau man šitą atsarginį ratą. Nes dabar jau naujas vėl žieminės dėsiu. Priekį dar geras tos Nokianai, bet tas ant varančias ašies tai naujas dėsiu. Tokias pat, jeigu bus, dar nesidomėjau, kaip kainos, ar brangiau negu prieš 2 metus, ar pigiau. Pasidomėsim. Kas čia gera yra. Šiaip aš tom restauruotam Nokiano raštu tai labai patenkintas. Labai jas neblogai ir limp. Minkštas sudėtis. Neblogas. Atvažiavau čia tipo į vietą, kur turėčiau priekabą pasiimti, bet kažkaip nematau aš čia jokių frėjos priekabą. Po rajoną čia pasivažinėti biškį paieškoti. Čia Volvo servisas yra, bet ten liūtis nesimatė. Viduj. Aš čia žiūriu, aišku, ir Frėjas, ir SDK, ir Transcargo, raudona, galbūt mėlyna, pilka. Nieko nesimato iš viso. Kur galėtų būti? Apsisukti reikčiau.
Volvo uždaryts servisas. Tai irgi nežinau. Gal net nepavyktų pasiimti. Ai, va, matau, SDK yra priekaba. Kaip į tą Volvo dabar įvažiuoti? Iš tos pusės. Prakeikta kronė bus dabar. Man tai kronės nepatinka, nežinau. Surūdijusios duris neužsidaro niekad. Zapaskį laikiklis yra, matau. Nebus to turbūt geležio tvirtinimai. Pažiūrėsim čia. Ar pavyks į teritoriją važiuoti, ką žiūrė, nepavyks. Maš atidarys kas nors. Direktorė gal atidarys vartas? Kaži, kurio pusė atsidaro? Kaip ar snukį negauti? Į vidų gal? Niekas neatsidaro. Reiks Frėjai paskambinti paklausti. Arba pabandyti prie vartų paskambinti. Mašinų tai yra, gal yra žmonių. Kas čia žinau. Pagal traukės tai atrodo, kai į vidų turėtų atsidaryti vartai, bet dėl viso pikto atsitraukia. Knopkę paspausim gal. Paskambinsim. Reiks Frėjai parašyti, kad susisiektų. Tai jie čia užsidarė. Gal manoma ten pakliūt kažkaip, taškom bent jau. Atvažiavo kažkoks veikėjas pasiimt savo sunkvežimę vieną. Tai prie to pačio ir aš įvažiavau, tik nežinau, ar išvažiuot galėsiu. Bet matysim, kaip čia gausis. Gal kažką atsiūs. O mano priekaba mėlyna. Galim privažiuoti, apsižiūrėti, kas ten. Gal nelabai čia gerai taip, bet aš, kaip sakoma, nevokt atvažiuoju čia. Pasakyta man. Nevažiuosiu aš niekur, kad yra vartą atidaryti, kad nekiltų čia skandalų kokių. Palauksiu, eisiu, apsižiūrėsiu priekabą. Nu ką, pasikabinau va priekabą. Šitą neblogą visai kronę su dėžėm kažkada buvau gavęs. Ir daug šitų skersinių yra. Čia įstatyti grindis. Bet, aišku, kaip ir visom kronėm, tai viršui sakė, duris neįsikabint, neužsidaro. Yra blogai. Apeinam pažiūrėti lempas, ar viskas normaliai. Yra zapaskį laikiklis su šito geležiu, nereikės diržais, tai labai gerai. Žodžiu, visai gerai čia su ta priekaba. Šviesas apžiūrim, kad veiktų. Susisukam kojas ir varam atgal. Nu ką, viskas gan neblogai čia gavas, greit pasiėmiau priekabą. 5 paletam pakrauta. Sukite dešinėn. Bet kažkas svarbaus. Kad reikia laikų būti Malmėj. Aš aišku visur būsiu, čia viskas normaliai.
rašo, kad iki trečiadienio ryto būčiau aš jau. Rytoj po pietų būsiu čia. Po 200 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Jau galiu būti rytoj po pietų, tai kokia 3-4. Tai visai gerai čia, viskas išeina. Ir kilometrų, ir viską. Rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Šiaip priekaba šita gal geresnė negu prieš tai buvo, kad ir Šmicas man labiau patink, bet šita geresnė. Nes ir dėžės turi. Po 200 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės antrąjį išvažiavimą. Tai va, judam toliau. Reikia dabar grįžti iki savo priekabas, pasiimti diržus ir ratus. Antrąjį išvažiavimą. Gerai, kad turit viską. Nežinau, ar šiandien spėsiu davažiuoti, bet... Taip, kai bus, tai bus. Varom, žodžiu. Tenais tiesą sutikau ir vairuotoją. Yra ir vairuotojas buvo. Paklausiu, kas mašinai nutiko, tai Euro 6 Valvikė trešis. 600 000 sankabos subiro. Nu, arba pavarų dėžė kažkas. Nežinau, ar sakėm, kai ant užvesto ant laisvų dirbu, kažkas baladojas tam baisiai labai. Žodžiu, negali net užsivesti. Tai labai prastai yra. Tai nežinau. Jeigu akumuliatoriai pasisilpnė, tai gan problema yra čia, sakyčiau. Jeigu negali ant laisvų dirbti. Greičiausiai gal koks tas išmenamasis golis turbūt